Įsivaizduokite apsisprendimą žmogaus, kuris žino, kad į pensijų sistemą pateks kaip baudžiauninkas ir neturės galimybės iki gyvenimo pabaigos, ne iki gyvenimo pabaigos, iki pensijos pradžios nieko padaryti. Pirmiausia, nustos augti maisto kainos. Atsižvelgiant į tai, kad maisto prekės pabrango nenormaliai aukštai, nenormaliai stipriai, jos buvo išaugę daug stipriau negu kad iš principo buvo pagrindas joms sukti, tai tos korekcijos jos bus ko gero kad pačios pastebimiausios. Mano studentas tai pirmiausia, ką pastebėjo, tai čipsai. Sako, visi eurų pabrango. Nesijaučia, negali būti. Kad mažėtų kainos, tai laba diena. Negirdėjau dar taip. Duonai brangti pagrindo nėra, nebent tai, kad mažėja jos vartojimas šalyje. 2 dešimtmečių privataus kaupimo pensijai rezultatas. Beveik visi dalyviai atsiėmė vidutiniškai po 300 000 eurų. Tikrai yra nepatogu skelbti, kad tik tai tiek žmogus išmokė, kad jis buvo klientų atėję tokį ilgą laiką. Į pensiją išeina ta karta, kuri nesuspėjo dar sukaupti labai reikšmingų sumų, lyginant su prognozuojamomis sumomis, kurias bus sukaupę jaunesnioji karta. Šiemet didžiausia suma 345 eurai, mažiausia 8 eurai, vidutinė 63. Akmenės rajone atidaryta viena moderniausių baldų gamyklų Baltijos šalyse. Įmonė planuoja per metus pagaminti produkcijos už keliasdešimt milijonų eurų. Taip pat žada įdarbinti per 500 žmonių. Laisvojoje ekonominėje zonoje Akmenės rajone atidarytoje baldų gamykloje planuojama per metus pagaminti produkcijos maždaug už 60 milijonų eurų. Gamykla tikisi tapti didžiausia Šiaurės Lietuvos darbdavė. Šiemet bus įdarbinta 200 žmonių. Iš viso per 2 metus ketinama sukurti apie 600 darbo vietų. Didžioji dalis produkcijos bus skirta didiesiems Europos ir Jungtinių valstijų prekybos tinklams. Pasak baldų gamintojų asociacijos, šiuo metu daugiau laimi įmonės dirbančios su užsienio rinkomis. Tad Vakarų medienos grupės plėtra sėkmės pavyzdys. O vietos rinkoje paklausa krito. Dėl dalies vidutinių ir smulkiųjų gamintojų bankrotų per metus atleista daugiau kaip 2000 darbuotojų. Labai svarbu yra, kad stiprėtų vidurinė klasė, o nesilpnėtų ir kad būtų kuriamos gerai apmokamos darbo vietos, kad paskatos būtų kuo didesnės kurti gerai apmokamas darbo vietas. Žymesnio atsigavimo visoje pramonėje laukiama kitų metų pavasarį. Pusmetį smukusi Lietuvos ekonomika antrąjį šių metų ketvirtį vėl ėmė augti. Ta rodo išankstiniai statistikų duomenys, bet jie, ekonomistų teigimu, tik užuominos. Čia ne tik gyventojai, bet ir ekonomistai šioje aplinkoje ne visada susigaudo. Turime labai didelį situacijos kintamumą, turime labai daug persidengiančių sukrėtimų ekonomikai. Kalbant turbūt techniškai taip, apie tą žodis recesija turėtų dingti kuriam laikui iš viešojo eterio. Gyventojų perkamoji galia vėl pradėjo didėti, tai ko gero bus geros tendencijos vidaus rinkai, tiek investicijoms, tiek vidaus vartojimui, tačiau kaip ir minėjau, ko gero eksporto augimas bus prastesnis antroje metų pusėje. Vyriausybė nusprendė padidinti įkainius už asmens tapatybės korteles ir pasus. Net 3 kartus brangiau nei iki šiol kainuos kortelės pagaminimas skubos tvarka. Smarkiai brangsta ir paso pagaminimas per 5 dienas. Vidaus reikalų ministrė sako, norinti, kad žmonės suprastų, skubumas kainuoja. Kainos nebetitinka tos realybės ir tie patys vertinimai, kiek kainuoja mums, kokia yra savikaina, tarkim, kalbant apie asmens tapatybės kortelę, kainuoja 24 eurus, o tarkim dabar šiuo metu gali ją gauti už 8 eurus. Tai mes siūlome padidinti labai neženkliai. Tapatybės kortelė pabrangs eurų 40 centų ir kainuos 10. Tačiau norintiems ją gauti per 5 dienas, reikės mokėti 3 kartus daugiau, 60 eurų, o per dieną gaunamos kortelės kaina padidės beveik 70 eurų. Gauti kompensacijų už mūsų šildymą gali vėl tapti sudėtingiau. Valdantieji nori grąžinti tvarką, kad būtų vertinamos ne tik kompensacijų prašytojų pajamos, bet ir turtas. Šiemet situacija jau yra kita, matome ir 24 metais ir energijų kainos susistabilizavimą, šiokį tokį ir infliacijos daug mažesnius rodiklius. Tai toks sprendimas yra galimas diskutuoti. Sprendimą turės priimti Seimas. Praėjusį šildymo sezoną kompensacijas ministerijos skaičiavimo gavo maždaug 400 000 žmonių, beveik kas 5 namų ūkis. Kompensacijoms išleista per 140 milijonų eurų. Iš prezidentūros 2 siūlymai. Vienas jų, Gitano Nausėdos patarėjo teigimu, atpigintų pagrindinius maisto produktus. Kitas didintų norą senatvėje kaupti privačiai, nes leistų iš pensijų fondo atsiimti dalį pinigų. Kitos šalis padeda gyventojams, maisto kainų infliacijos šoke. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. Jei tikite tuo, o tikime mes, pradėkime. Ekspertai vertinę vyriausybės siūlomą mokesčių reformą teigia, kad valdžia daugeliu atveju pasirinko tinkamas priemonės. Keliant mokesčius savarankiškai dirbantiems asmenėms mažės mokesčių atotrūkis. Daugiau nei 10 metį Twitteris buvo tarsi skaitmeninė miesto aikštė, išjudinusi ne vieną socialinį judėjimą. Tačiau tai iš lėto baigėsi socialinio tinklo kontrolę perėmus milijardieriui Elonui Muskui. Naudodamas Twitterį į Baltuosius rūmus pateko Donaldas Trumpas. Paskyrą naudojosi sąmokslo teorijoms skleisti, visuomeniai priešinti. Galiausiai socialinis tinklas ėmėsi istorinio žingsnio. Po Kapitolijaus šturmo Jungtinių valstijų prezidento paskyrą suspendavo. Nors ir netobulas, pasakojimas apie paprastus žmonės įgalinantį Twitterį panašu baigėsi socialinį tinklą įsigijus milijardieriui Elonui Muskui. Skelbdamas, kad paukštukas išlaisvintas, Muskas pradėjo pokyčius. Apmokestinus tapatybę patvirtinantį ženkliuką padaugėjo netikrų paskyrų apsimetančių oficialiais pareigūnais ar institucijomis. Atsisakius turinio moderavimo taisyklių, Twitteryje iškart padaugėjo antisemitizmo, homofobijos ir rasizmo. Muskas sako tikintis, kad žodžio laisvė yra absoliuti. Į Twitterį grįžo ekstremistinės grupuotės. Dabar laisvai gali plisti dezinformacija apie COVID pandemiją. Galiausiai Muskas į Twitterį grąžino ir Donaldą Trumpą. Vartotojai skundėsi, kad pakeitus algoritmus, jie mato jų nedominantį turinį. Aktyvistai pastebi, kad dabar jų vadinamieji tweetai apie socialinį neteisingumą, rasinę nelygybę sulaukia daug mažiau dėmesio. Kelios dešimtis milijonų vartotojų jau ištrynė savo paskyras.
Every time a system's power is threatened, historically speaking, censorship gets pushed. In some way, shape, or form. Misinformation is not even a new concept, and I've shown you guys that before on this channel. That is something that has been used throughout time to shut down opposition to whatever system is in power. Censorship was the norm under British kings. That's why freedom of speech and press is enshrined in the First Amendment of the Bill of Rights. I mean, that's the reason it's there, because those people lived under a system where they weren't allowed to talk of parliaments, they weren't allowed to speak and say certain things outright. But it isn't just under that system. You could go back further. Censorship is a weapon that is always used by corrupt, tyrannical power systems. It doesn't matter what kind they are. We're just now in a digital era, so it's going to have a digital overlay, but it's the same idea, and it's been done again and again and again. The greatest weapon on earth is not a bomb, but it can be delivered by an army of paid teleprompter readers. So fortunately, if they are the one thing that stands between America and chaos, we are in trouble. Because rarely has there been an institution that has such a distance between its aspirations and its execution. Who care more about their careers in the spotlight than telling people what is actually going on around them. The historical pattern with the media is lie again. When proven to have lied, hide from accountability. Which is supposed to be what you do if you're a journalist and you work in the news. At least that's what I thought. When I was little, that's what I thought. Of course, when I was really little, I believed in Santa too. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Į Baltuosius rūmus grįžti siekiantis Donaldas Trumpas jau yra teisiamas 4 baudžiamosiose bylose. Rinkimuose dalyvauti jis galės, net jeigu ir bus pripažintas kaltu ir nuteistas laisvės atėmimo bausme. Daugiau nei 8 milijonai amerikiečių sekė televizijų transliacijas, kai Donaldas Trumpas pirmą kartą atsidavė teisėsaugai. To Amerika nebuvo mačiusi. Pirmoji baudžiamoji byla buvusiam prezidentui. Dėl verslo buhalterijos klastojimo siekiant sukčiauti ir nuslėpti kitus nusikaltimus. Po 2 mėnesių jau tik 5 milijonai amerikiečių stebėjo, kaip jis pasidavė antroje byloje. Dėl nusikaltimų prieš mūsų nacionalinio saugumo įstatymus. Dar po mažiau nei mėnesio trečioji byla iš to paties prokuroro. Dėl sąmokslo sukčiauti prieš Jungtines valstijas. Ketvirtoji byla jau primena rutiną. Dėl nusikalstamo sąmokslo pakeisti 2020 prezidento rinkimų rezultatus šioje valstijoje. Per 4 baudžiamasias bylas Donaldui Trumpui iš viso pareikštas 91 kaltinimas. Susumavus visas potencialias bausmes, jam gresia 100 metų laisvės atėmimo. Up next, we'll bring the brutality of war into the comfort of your living room. It is our job to say. There were better journalists on my high school newspaper, not because they knew anything about life or had lived a lot of experience, but because when they did a story, they approached it from their own eyes and tried to investigate or report on what was happening in an honest way that was honest to themselves. And that's not what these anchors do. They read a script and regurgitate a viewpoint that some corporation wants you to have about some topic that is either overtly or subtly political, and that's supposed to make you feel good about what you know about democracy and make you feel like you learned the news for the day or for that cycle. I mean, it's absurd. They're pretending that the threat comes from random people who are not necessarily affiliated, independently investigating or reporting on what's happening in our world. It's not. It's never been anything that you've seen on these TV anchor shows. What they do is something else. It's something very creepy and fake. They literally train and learn and practice faking. The greatest weapon on earth is the control of information. Control of what people see and hear, and ultimately think about what is happening in the world and the space around themselves. How can you tell if your mind has been brainwashed, or your mind has been hacked, or you've been subjected to mind control or hypnosis, or under influence? The walls are closing in. Walls closing in on him. Walls are closing in. The walls closing in. Closer and closer. Closer and closer and closer. So the mainstream media, not defined as something that's there purely to inform, defined as something that's there to be the mainstream of thought and influence. Why is it that everything the other side says is propaganda while we call what we say information? People don't trust them anymore. They have failed to earn large majorities of people's trust. And droves of people are no longer relying on this media to create their image of what's going on in the world anymore. Vokietijos brigados buvimas Lietuvoje tikrai būtų stiprus pavyzdys arba stiprus veiksnys atgrasant buvimu. Kai tapo žinoma Vokietijos pozicija, kad Vokietijos brigada keltų sąlygą arba norėtų sąlygos, kad kariai gali atvykti su šeimomis. Kaip tai keičia Lietuvos Respublikos išlaidas priimant Vokietijos brigadą? Na, mums vis dar reikia susitarti su Vokietijos gynybos ministerija dėl detalių ir tas susitarimas tikiuosi, kad jisai bus pasiektas iki rugsėjo mėnesio. Visiems tai niekaip nekeičia tų darbų, kuriuos mes dabar darome, tiek rūdininkų poligone rengiant priimančios šalies paramos projektus, toliau plėtojant ir galbūt kažkokius tolesnius žingsnius matuojant, kažkokių modifikacijų gali būti ir jas, aišku, reikės iš naujo įsivertinti, tačiau kadangi tai buvo mūsų pačių siekis turėti brigadą Lietuvoje, tai aišku, kad tos kaštus Lietuva turės ir prisiminti. Ar jie yra labai keičiantis Lietuvos biudžetą? Ne, kol kas mes turime įsivertinti, kiek iš tikrųjų bus realus, kokio masto tai yra problema, kiek mums reikia tos infrastruktūros papildomai šalia tos, kurią mes šiaip ar taip jau buvom susiplanavę. Gal kažką reikia sensinti, kažką reikės pritaikyti, kažkur bus galima naudotis bendrą infrastruktūrą, tarkim, tų pačių vaikų mokymui, tai nebūtinai reikalinga atskira mokykla įsteigta kažkur poligone, juk yra Lietuvoje tikrai gerų mokyklų, ne tik Vilniuje. Tai visa tai turi būti tiesiog jau atnaujinta pagal tai, kaip bus sudėliotas visas tas praktinių žingsnių planas. Tai dabar darbas vyksta, tarp ministerijų tikrai nenorėčiau įvykiams už akių, bet mūsų tikslas toks buvo, vadinasi, mums reikės prisiimti šitą atsakomybę.
dar pernai gegužę nutarė, kad būtina apmokyti kuo daugiau norinčių ginti Lietuvą dalyvauti pilietinėme pasipriešinime. Bet daugiau nei metus niekas nevyko. Krašto apsaugos ministerija tik dabar parengė pilietinio pasipriešinimo strategijos veiksmų planą. Prezidentūros, mano galva, teisinga buvo mintis išsakyta, kad ir koks būtų planas, jį galima visada tobulinti, bet reikia judėti tolyn. Tikslas yra tai, kad ne mažiau kaip 50% mūsų visuomenės būtų pasiryžę ginti savo valstybę, ginti valstybę tiek ginklu, tiek taikiomis priemonėmis. Kad gauti žinių būtų paprasčiau, planuojami nuotoliniai mokymai. Reikia sugrąžinti į mokyklą būtent į šitą aspektą. Raginu ateiti kariuomenę ir atlikti privalomą pradinę karo tarnybą. Tai kas dar neatlikę, tai žodžiu, visos yra galimybės. Savivaldybėse kūriamos komendantūros, jose burtųsi asmenys, kurie karo atveju taptų partizanais, veiktų priešo užimtose žemėse. Komendantūrų funkcijos. Pirma, kovoti su diversinėm grupėm. Antra, saugoti strateginius objektus. Trečia, saugoti strateginę infrastruktūrą. Valdyti visuomenės srautus. Veiksmų plane numatoma, kad šiemet visoms priemonėms reikės 32 milijonų eurų, kitais metais 39 milijonų, 25-aisiais 44 milijonų eurų. I mean, it could be that just 6 major corporations own 90+% of the world's media. I mean, we're living in a time where the same media is constantly reminding us how important diversity is. But if you pull the curtain back and go into the back room of this media, it's not really all that important. With that concentration of media into very small amount of companies, all of that has an effect of reducing the appearance of different points of view about what's going on out there. It makes it seem like everybody's thinking this one way or these two ways. Is that really a true reflection of society? Or is that what's being imposed on society by this media? You've got to be especially wary of journalists when they're all saying the same thing. Hi, I'm Fox San Antonio's Jessica Headley. And I'm Ryan Wolf. Our greatest responsibility is to serve our Treasure Valley community. It's like going outside, finding the world. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. Jei tikite tuo, o tikime mes, pradėkime. Lietuvos Respublikos Seimas nutarė atkurti Rūdnikų karinį poligoną Lietuvos kariuomenės reikmėms. Dar tuo metu, 2023 metais, gruodį pasirašytas planas dėl Vokietijos brigados persikėlimo į Lietuvą. Rūdninkų poligone pirmąjį darbų etapą vystančios IK Construction vadovas sako, kad darbai vyksta greičiau nei planuota. Virš pastato, kuris įkurs Vokietijos brigados vadovybė, jau iškeltas vainikas. Visa mūsų komanda gyvena šio projekto, tiki šio projekto ir dedam visas pastangas, kad jį gyventume 10 mėnesių anksčiau negu esam suplanavę. Vokietijos brigados vado reakcija apžiūrėjus darbų eigą. Wow! Šis karinis miestelis mums labai svarbus, nes tai bus namai, mūsų namai, mano karių namai. O štai tame pastate įsikurs brigados vadas. Prašyčiau visų atsakingumo ir supratimo. Valstybė turi būti pasiruošusi atskirą planą. Planą aš jį vadinu Vytis nėra pahonė arba linkėjimai Lukašenkai, kur mes esame pasiruošę priimti tam tikrus sprendimus, kurie galėtų duoti tam tikrą ateitį ir užkelti kainą. Pasiūlėm labai aiškiai, yra 5 šalis, tai aišku, pirmiausia, Pietų Korėja, Izraelis, Ukraina, be jokios abejonės numeris 1, Vokietija ir Amerika, kreiptis jų gynybos pramonė, kur jau turi padarytus produktus, ginkluotės rūšis ir jas neveš čia skaidrės su savo prezentacijom, bet realiai atvežti Lietuvą savo ginkluotę, savo variantą ir galėtų realiai bandyti, kaip naujos grėsmės ore ir jų ginkluotę, jas gali neutralizuoti. Tai to trūksta ir pasiūlėm šitą padaryti. Mūsų tikslas nėra grasinti, mūsų tikslas nėra gąsdinti. Mes neaukštiname ir negarbiname jėgos taip, kaip daro mūsų priešininkai. Esame gėrio pusėje, puikiai tą žinome. Ačiū. Antanas taip pat iš Kėdainių, sveiki. Labas. Labadiena. Norėčiau paklausti jūsų žurnalistų, kur jūs buvo tada su laisvu žodžiu, kada buvo profesorė Mažylė užpulta, kad nuėjo į laisvą televiziją. Kodėl jūs tada nerengėt mitingų? Ir jūsų direktorė rinko net parašus studentų organizavo. Ko tada tylėjot? Kur tas laisvas žodis jūsų? Atsakykit. Ir ką jūs turite laisvą televiziją? Čia turbūt OpTV, kaip suprantu, ar ne? Ne, čia dėl Mažylės, istorija, taip galima čia tikrai toli nueiti, kur kas kada, bet dabar kalbam apie tai, kas yra dabar.
Nevyriausybinės organizacijos sako, kad kitų metų biudžete priemonėms skirtoms žmonių su negalia užimtumui trūksta kone $500 milijonų eurų. Dalį gyventojų dėl to nebebus subsidijuojamos darbo vietos. Skaičiuojama, kad be darbo gali likti maždaug 1000 žmonių. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, jog žmonėms su negale užimtumo programoms finansavimas mažėja beveik 47 milijonais eurų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, žmonių su negale užimtumui kol kas galinti pažadėti 25 milijonus eurų. Ministerija skaičiuoja, kad per 1000 žmonių su negale gali netekti darbo. Pagrindinė priežastis yra biudžeto skirstymas. Gerai, įtraukim Vladą iš Kauno, sveiki. Labą rytą. Norėčiau patikslinti Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pavadinimą. Tai yra 5 kolonos partija. Nes didelė įtaka Rusijos šiuo metu yra Jungtinėms Amerikos valstijoms. Ta pati įtaka yra ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijai. Atėjo X diena šiuo metu. Ir Rusija paskelbė, kad prašom pogrindininkai iš rajonų kopelių pareikšti savo nuomonę ir, reiškia, pradedam vykdyti mūsų planus, kuriuos priėmėme, kai tik sugriuvo Sovietų sąjunga. To break this cycle, we need a paradigm shift. We must rebuild trust, and that's actually the theme of our meeting. We have to rebuild trust. Trust in our future. What does he mean? To whom and to what exactly is he referring? Trust is not just a feeling. Trust is a commitment to action, to believe, to hope. To achieve this, we must rediscover and embrace the narrative that has driven humanity since its inception, acting as trustees for a better future. All the countries in the world need to be very careful to work really hard on exclusion lists or inclusion lists. The coming generations, we will learn how to engineer body and brain and mind. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip. By the time you have WEF mentioning trust at all, it's obviously they know it's an issue. This year, Soros' kid, who just got him taken over the Open Society Foundation last year, actually said this. He sat on stage and said this. Democracy is messy. I mean, democracy is about contestation of ideas. It's about plurality. It's about people having different truths, actually. Now, fundamentally, how society lives together civically in those contestations is obviously quite tricky. But I think that if we play too much on this disinformation card, we're taking responsibility away from ourselves and actually create a narrative that inspires people to vote and to believe in democracy and democratic institutions. So he's saying that it's their responsibility. I guess him and the other people who go to WEF, the WEF elite, as they refer to themselves. They refer to themselves as the elite. The good news is the elite across the world trust each other more and more. The bad news is that in every single country they were polling, the majority of people trusted that elite less. So we can lead, but if people aren't following, we're not going to get to where we want to go. I don't know. There's something really silly about that, actually, but claim it's their responsibility to come up with narratives that people will believe in. We're taking responsibility away from ourselves to actually create a narrative that inspires people to vote and to believe, That's a far cry from this is the truth of the way things are, this is reality. We, the WEF elite, are going to come up with narratives that inspire you to believe in them. He said that. It's amazing how much the quiet part is getting said out loud these days, actually. If you're paying even a little bit of attention, it's kind of insane. But the problem is they know a growing number of people don't trust them and are not inspired to believe any of the bullshit coming out of their mouths. Trust at all levels, it feels like, has been systematically destroyed. I'm the only one who feels that way? I don't think so. Mano supratimu, čia Lietuvos intereso didelio nėra. Jeigu žiūrėti dalykiškai, ne propagandiškai. Jeigu žiūrėti propagandiškai, tai tas taip vadinamas Lietuvos interesas, jisai išplaukia iš visos mūsų kovo 11-osios Lietuvos valstybinės ideologijos. Bet čia jo faktinis įvykimas. Ir aišku, mes stengiamės mūsų viešoji propaganda ir valdžios pareigūnai, išskyrus ten vieną kitą, su papadėliu, kur nusipiešia, kad Smolenskas yra LDK, Lietuva ir panašiai, bet dauguma jie neakcentuoja, kad jie siekia tą revanšą. Jų pagrindinis motyvas arba argumentas, kodėl mes privalome ne tik kovoti su Rusija, bet ir nugalėti Rusiją, yra maždaug tai, kad mes po antrojo pasaulinio karo tik tai dėl Ribbentropo-Molotovo pakto likome Rusijos valdžioje, likome Rusijos okupuoti, aneksuoti visiems 50 metų. Bet tai yra švelniai tariant, visiškai netitinka tiesos, tai yra absoliučiai suklastota istorija, galima taip sakyti. We owned the news. We were the gatekeepers. We very much owned the facts as well. Why do we need elections? Because we know what the result will be. Please welcome His Royal Highness the Prince of Wales.
which gets rejected. There is no economic growth. Individual carbon footprint tracker. Certainly that it was digital, and certainly it was biometric. We will have no. Combine brainwave activity together with other forms of software and surveillance technology, the power becomes quite precise. Mainstream media, through the medium of news, has been shaping and defining society's perception of reality for hundreds of years. Different versions of itself going all the way back to the days of newspaper. Part of how we got here, and why we are where we are right now. So everyone keeps talking about the war. War in Ukraine, war in the Middle East, are we going to have a civil war? Is there going to be a World War III? There's a war right now, and the war is over the narrative of reality and what you're allowed to think and say about it. There's a global crackdown going on freedom of speech, because the control of the narrative of reality is slipping out of the hands of the controllers. That is the only time in history when you see censorship prevail, is when a corrupt system that's in power becomes threatened. Because if a system that's in power is not corrupt, it has nothing to fear from freedom of speech. It has nothing to fear from a free press. But the war itself is over the narrative of reality and what we're allowed to think and say about that. Lietuvos kariuomenės analitikai lapkritį Lietuvoje fiksavo 325 priešiškos informacijos atvejus, iš kurių beveik pusė buvo karinės tematikos. Rusijos ir Baltarusijos kanaluose daugiausia dėmesio skirta Kaliningrado tranzitui ir Lietuvos bei Baltarusijos pasienio temai. Kremliaus pareigūnai tvirtina, kad bet kokie apribojimai pažeistų įvairių lygių susitarimus, todėl Rusija galėtų teisėtai reaguoti pagal karinę doktriną. Tuo metu Minsko režimas nuosekliai kaltino Lietuvą dirbtinai kuriant įtampą ir rengiant incidentus pasienyje. Jei tikite tuo, ko tikime mes, pradėkime. We will learn how to engineer bodies and brains and minds. Dėl Vokietijos brigados persikėlimo į Lietuvą. Mūsų tikslas nėra grasinti, mūsų tikslas nėra gąsdinti. Mes neaukštiname ir negarbiname jėgos taip, kaip daro mūsų priešininkai. Esame gėrio pusėje, puikiai tą žinome. Ačiū. Iš istorijos mes išmokom, jog bet koks nuolaidžiavimas Rusijai arba leidimas jai patirti kokią nors pergalę šios valstybės nesustabdys, o tik ją padrąsins. Kompromisai su Rusija, kurių per pastaruosius 20 metų buvo begalė, įvairūs nuolaidžiavimai, kompromisai, kad ir imkime pavyzdžiui Minsko susitarimus. Rusams tik duos papildomų laiko persigrupuoti, persiginkluoti, atsistatyti ir sugrįžti kitam to paties karo serialo epizodui. Kiekvieną reikšmingą NATO vadovų susitikimą galima vadinti istoriniu. Karo analitikai sako, kad ir dėl Rusijos ir Baltarusijos keliamų grėsmių balansuojama ties 5 NATO straipsnio aktyvavimo riba. Jums pačiam ramu dėl situacijos su Wagneriu? Aš nemanau, kad taip visiškai yra. Kai atsitiks, tai tada jau kalbėsiu, mes manėm, kad nieko neatsitiko. Ar jūs sietumėte šitas kalbas kaip žodinę ataką prieš NATO valstybę Lenkiją, dar pastiprintą ir tuo Wagnerio judėjimu Suvalkų koridoriaus link? Vienareikšmiškai ir tą kalbėjom nuo pat pradžių. Wagnerio judėjimas parodo, kad staiga dalykai atsitinka. Mūsų šalis pasirengusi bet kokiems scenarijams. Jeigu susidaro tokia nauja padėtis, kurioje gali atsitikti, tai reiškia jau atsitiko. Ką jos gali iškrėsti? Ir mes turime labai aiškiai formuluoti pirmą žinią. Tai yra nesaugumo faktorius. Ir antras dalykas, mums reikalinga tam būti pasiruošus. There is a lot of talk these days about hacking computers and email accounts and bank accounts and mobile phones, but actually we are gaining the ability to hack human beings. Biological knowledge multiplied by computing power multiplied by data equals the ability to hack new. Į pensiją išeina ta karta, kuri nesuspėjo dar sukaupti labai reikšmingų sumų. Didžioji dalis produkcijos bus skirta didiesiems Europos ir Jungtinių valstijų prekybos tinklams. Labai svarbu yra, kad stiprėtų vidurinė klasė, o nesilpnėtų, ir kad būtų kūriamos gerai apmokamas darbo vietos, kad paskatos būtų kuo didesnės kurti gerai apmokamas darbo vietas. Turime labai didelį situacijos kintamumą ir labai daug persidengiančių sukrėtimų ekonomikai. Vidaus reikalų ministrė sako, norinti, kad žmonės suprastų, skubumas kainuoja. Kainos susistabilizavimą šiokį tokį ir infliacijos daug mažesnius rodiklius. Kitos šalis padeda gyventojams, maisto kainų infliacijos šoke. We own the news. We were the gatekeepers. We very much owned the facts as well. Why do we need elections? Because we know what the result will be. Valdyti visuomenės srautus. Jam gresia 100 metų laisvės atėmimo. Kur mes esame pasiruošę priimti tam tikrus sprendimus, kurie galėtų, duoti tam tikrą ateitį. Turime pradėti tikėti. Tikėti, kad galima gyventi kitaip.
Now, fundamentally, how a society lives together civically is obviously quite tricky. Taip, galima čia tikrai toli nueiti kur kas kada, bet dabar kalbam apie tai, kas yra dabar.